Ho, ho, ho. Senai nesimatėm ir nesikalbėjom. Kamera. Nu ką, paskutinį vlogą sukau prieš 6 mėnesius, o tai praktiškai yra pusę metų, ko pilnai užtenka, kad atprastum šnekėt su kamera. Kodėl taip nutiko, kad ilgai? Buvau pradingęs kažkur? Nežinau. Tiesą sakant, iš vis net nebepamenu, dėl ko nutraukiau sukti vlogus. Todėl tą progą pradėsiu iš naujo sukti. Nu gerai, dar ir dėl to, kad šį kanalą įstūmiau į partnerius YouTube. O tai reiškia, kad per mėnesį turėsiu susukti mažiausiai 2 vlogus. Tai iš 2 kanalų, kurie yra partneriai, šiek tiek galėsiu daugiau užsidirbti ant žolės. Juokauju. Vis kažką pamastau apie Topš kažką ten parduot. Kas nėra matęs Topš kojenę, filmukas čia. Pažiūrėkit. Mastau kažką susukt panašaus, tik aišku su kita prekė, kurią gal dar bandysiu įmesti į skelbimus. Bet nesu tikras, ar gausis taip pat gerai, kaip gausi Topš kojenė, nes ten buvo viskas ekspromtu, niekas neplanuota ir... Jo. Na, bet gal kažką išmąstysiu ir susuksiu ir įmesiu ir jūs pažiūrėsit ir paspausit like arba dislike ir subscribe ir... Pamiršau siurbčiut. Kaip senais gerais laikais. Vos liežuvę nenudegiau. Kažkada buvau įmetęs į animacijos kanalą, beros tik į animacijos kanalą, tokį kanale mygtuką paremkit tam ir tam, su nustatyta suma. Galvojau, kad užtruks visą amžių, kol surinksiu tą reikiamą sumą, bet viskas įvyko geriau nei tikėjaus. Kai kurie siuntė ten centus, po keliasdešimt centų, kurie manęs nepasiekė, nes tuos centus nuskaičiavo PayPalas už persiuntimą. Ačiū už pastangas. Bet kai kurie mane parėmė 2ženklėmis sumomis, doleriais, jau nebe centais, už ką esu be galo dėkingas. Labai baisiai dėkoju už tokį palaikymą ir paramą. Beje, abiejose kanaluose, animacijos ir vlogų kanaluose dar yra šone mygtukas paremkit. Nežinau, šitą gal mokesčių nenuskaitysiu, gal ir nuskaitysiu, nes dar niekas neėmė ir neteko išsiaiškinti. Tai va. Vos nepamiršau jūsų pasveikinti su persivalgymo diena ir žinoma, su artėjančiom. Išleisk kuo daugiau pinigų, kad įrodytum savo artimiesiems, jog jos myli diena. Tai va, nieko doro nepapasakosiu, nes jau atpratau nuo šito amato sukti vlogus, bet greitų laikų vėl priprasiu po kelių vlogų, gal net po šio priprasiu, Ir per mėnesį susimatysim mažiausiai 2 kartus, bet tikriausiai kad dažniau. Beje, užsukit į kanalą, pažiūrėkit mano naują dizainą ir nepamirškit mygtuko subscribe arba prenumeruoti, jeigu pas jūs lietuviškai. Ir atsisveikinsiu šiandien su jumis prieš kai ką pasakydamas. Kadangi mano kanale vlogų bus jau greitai 5000 žmonių, prenumeratorių, subscriberių, snukių, todėl tą progą manau, kad kažką reikėtų ypatingo padaryti. Juk beveik jubiliejus 5000. Tad tai paliksiu jums. Siūlykit komentaruose čia apačioje arba Facebook'e, ką aš tokią progą turėčiau padaryti. Išsirinksiu vieną arba kelis man patikusius variantus ir sukakus 5000 žmonių prenumeratorių padarysiu tą kažką, ką jūs pasiūlyti ir aš išsirinkau. Tik prašau, nesiūlykit šokį šulinį. O, dežavų ką tik aplankė mane. Tik nesiūlykit tokių dalykų kaip šokį šulinį arba trenk šlapių organų savo kambariokui per ausį, ką nors normalesnį. Tai va, šiandien tiek, susimatysim, iki kito karto, iki. Beje, mano stalas pagal tradicijas šūdinas.